Sveiki. Šiandien pakalbėsiu apie SPAC ir IPO skirtumus ir panašumus. Pasižiūrėsim tą struktūrą, kaip tas SPAC dirba, nes apie IPO tai turbūt daugelis žinote, aš labai pasistengsiu trumpai paliesti, kad tiesiog susidaryti įspūdį, kom skiriasi SPAC IPO ir paprastas IPO. Na, dabar labai paskutiniu metu populiariu tapo investuoti į IPO, labai daug medijoje viešoje erdvėje diskusijų ir taip toliau. Taip pat šiais metais, šiaip jau nuo 17 metų labai stipriai populiarėja tas SPAC IPO ir gavau klausimų taip iš žmonių, kad paaiškinčiau truputėlį detaliau apie tą SPAC IPO ir kaip jis veikia ir kas čia tokio. Tai tą ir padaryti pabandysime. Taip. Tai kas yra IPO, tai pirminis viešasis siūlymas, taip, tai dažniausiai reiškia privačios jau veikiančios, reikėtų pabrėžti, kad jau veikiančios korporacijos akcijų siūlymo visuomeniai procesą, taip, išėjimą viešai į biržą prekiautis. Tai turi, sakykime, ir mums kaip investuotojams pliusų, nes mes galim rinktis ir galbūt dar vieną labai sėkmingą kompaniją, investuoti į ją ir gauti grąžą. Taip, o kompanijai nauda iš to, kad susirenka kapitalo, iš kurio gali augti, toliau plėstis ir taip toliau, ar ne? Reiškia, kompanijai reikalingas kapitalas, reikia finansuotis, jinai išeina IPO. Mes, jeigu mums patinka, jeigu mes tikime tą kompaniją, matome gerus rezultatus, matome perspektyvas, galime ją investuoti. Tai iš esmės toks trumpas gal iš mano pusės būtų apibendrinimas to, kas tai yra IPO. Visą procesą trumpai apžvelgsiu šitoj skaidriai, kaip tai vyksta. Iš tikrųjų, tai yra iš esmės, apskritai pirmas dalykas, kurį padaro, turi būti padarytas, tai yra kompanija turi nuspręsti, kad nori eiti IPO, taip, kad jinai tokiu būdu nori finansuotis ir tada prasideda jau tas procesas. Jeigu jau nuspręsta, kad kompanija bandys išeiti viešai prekybai, prasideda tas pasirinkimo procesas. Va šitas pirmas stulpelis, taip, tai yra pasirinkimo procesas visas ir kas ten vyksta, tai iš esmės padodami atitinkami dokumentai institucijoms, kompanija turi būti aišku skaidriai, aiškinamas į tą skaidrumą, taip, turi būti ataskaitos padarytos atitinkamos ir panašiai, reiškia, kompanija turi būti ir audituojama ir taip toliau, nes turi pateikti visą informaciją. Greičiausiai, per IPO išeina apskritai kompanijos, kurios jau veikia, taip, kurios jau turi pajamas kažkokias, taip, kurios jau turi kažkokią istoriją, turi ką pateikti institucijoms atitinkamoms ir yra ką patikrinti iš tikrųjų, taip, kad pateikti tą tokią realią informaciją potencialiems investuotojams, taip. Tai čia yra pirma dalis. Antra dalis, po to, jeigu viskas tvarkoj su pirmąja dalyvi, taip, visus tos leidimus viską gauna, taip, visas tas pasirašymo procesas eina teisingai, tada mes turime antrą dalį šitoj vietoj, tai čia yra jau labiau marketinginė dalis, kai kompanija ruošiasi, reklamuojasi ir taip toliau, yra tie vadinami road shows, kai kompanijos tie atstovai važinėja į visokius pristatymus, kalba apie savo kompaniją, apie savo planus ir taip toliau, galbūt kažkokią technologiją turi ten ypatingą, galbūt ruošiasi kažką atrasti arba pateikti artimiausių metų pasauliu ir investuotojams ir sakykime, potencialiems klientams naujo. Žodžiu, save išsireklamuoja per šitą dalį. Ir trečia, jau tokia finalinė labiau dalis, taip, kai nustatoma ir kaina kompanijos, ir jau visi galutiniai dokumentai yra sutvarkomi, taip, viskas patvirtinima, ten Security and Exchange komisija aprūvina ir taip toliau. Tada kompanija išeina viešai prekybai, taip, listing. Tada gaunasi taip, kad kompanija jau atsiranda biržoje, nustatyta data, taip, tiksliai, kada atsidaro ir jau kompanija yra IPO išėjusi, taip, ir aišku, kompanija tada gauna pinigėlius, taip, iš to IPO. Taip, reiškia, iš
išeina viešai prekybai, investuotojai superka akcijas ir tie pinigai už akcijas įkrenta į tos kompanijos sąskaitą. Tai užtrunka šitas procesas iš tikrųjų, tuoj mes pasižiūrėsime šiek tiek. Šitas procesas užtrunka, labai daug kainuoja jisai. Taip, tai vat reikia šitą pažymėti, nes kalbant apie SPAC IPO, tai ten truputėlį mažiau tas kainuoja ir ten yra priežasčių, kodėl tai mažiau kainuoja. Kompanijai visas šitas procesas yra pakankamai brangus. Iš tikrųjų, tie vadinami underwriteriai arba investiciniai bankai, kurie padeda išeiti būtent IPO, kurie pirmieji, sakykime, superka visas akcijas ir po to perparduoda investuotojams, tai be jų niekaip neišeisi į IPO, tai vien tik tai jie gali pasiimti nuo 5 iki 7% nuo visų pinigų surinktų per IPO, kartais būna ir daugiau, kad pasiema, negu 5-7 priklauso nuo kompanijos ir kas tą daro, taip, koks bankas investicinis, kokioj biržoj, žodžiu, daug ten yra dar niuansų, bet ir visa ta krūva dokumentacijos, kurios reikia. Anksčiau jos nereikėdavo kompanijai, dabar viską tą reikia pateikti institucijoms, kurios turi atitinkamus reikalavimus tam ir taip toliau. Tai visas šitas dalykas ir pasiruošimas, ir marketingas taip pat labai nemažai įmoniai kainuoja ir, kaip sakiau, ilgas ir toks, sakykime, kainuojantis procesas. Tai va, tai galima, šitą sakau, kad galima būtų palyginti su SPAC IPO, nes būtent čia turbūt vienas didžiausių skirtumų, taip, tarp paprasto IPO ir SPAC IPO. Taip, SPAC tai nepasakiau, gal tai Special Purpose Acquisition Company, taip, tas SPAC'as yra, bet mes prie jo prieisim, tai dar nešokinėsiu gal. Čia yra trumpai, toksai grafikėlis parodyta, kiek laiko įprastai trunka IPO procesas, taip, ten pasiruošimo fazė, taip, due diligence, po to tas visas marketingas ir pats išėjimas į biržą, tai iš esmės procesas kažkur tai 23 savaitės trunka, bet iš tikrųjų jisai gali trukti ir gerokai ilgiau. Priklauso, ar viskas laiku ir teisingai pateikta, ar, sakykime, neturi ten kažkokios institucijos prie ko prisikabinti ir taip toliau. Reiškia, tas pasiruošimas dažnai užtrunka daugiau. Pati kompanija gali pasikeitus situacijai sugalvoti, kad jinai kol kas neišeis viešai prekybai. Tarkime, pavyzdys gali būti paimtas Airbnb, čia užklupo tą korona krizę ir taip toliau, jau turėjo išeiti ar tai pavasarį ar vasaros pradžioje šitas IPO Airbnb, bet buvo nuspręsta atidėti. Taip, ir tik tai dabar, artimiausiu metu, tas Airbnb išeis viešai prekybai, bus jo IPO. Taip, tai tiesiog, kad suprastumėt, kad tai nėra toksai būtinai griežtai pagal laiką suskirstytas procesas, visko gali būti. Tai va, tai maždaug tiek apie IPO, galim pereiti prie SPAC IPO. Tai čia specialiosios paskirties įsigijimo įmonė vadinama ir tai pagrindinis dalykas, tai įmonė nevykdanti komercinių jokių operacijų. Taip, reiškia, skirtumas irgi yra tarp paprasto IPO ir SPAC IPO, tai kad IPO įmonė, kuri išleidžia tą standartinį IPO, tai jinai jau vykdo operacijas, ten yra ką apskaityti, yra ką patikrinti, reikia žiūrėti, ir kompanija dirba pagal visas, sakykime, visus įstatymus ir taip toliau. Žodžiu, kad būtų viskas iš tikrųjų dar ir pateikta teisingai visuomeniai, investuotojams ir taip toliau. O šita kompanija tiesiog specialiai sukuriama tam, kad jinai galėtų išėjusi IPO, taip, neturėdama jokių operacijų, tiesiog deklaruodama, kad jinai surinks pinigus per SPAC IPO iš investuotojų ir tada susiras kažkokią kitą kompaniją, į kurią nusipirks arba, sakykime, su kuria susijungs netgi dažniausiai. Nes gaunasi taip, kad ir tos kompanijos,
kuri bus nusižiūrėta ir nupirkta, taip, arba susijungimas, su kuria bus, tai vis tiek tie įkūrėjai tos kompanijos, perkamos kompanijos, jie vis tiek bus akcininkais, nu, tai dažniausiai toksai DESPAC vadinasi, arba susijungimas labiau negu nusipirkimas šitoje vietoje. Tai va. Taip, tada pliusas šito SPAC IPO. Pliusas yra tas, kad kai kompanija nevykdo jokių komercinių operacijų, jai paprasčiau išeiti IPO. Mažiau dokumentų, mažiau kaštų ir taip toliau. Taip vis tiek tie underwriteriai, tie, sakykime, investiciniai bankai irgi ima pinigus už tai ir taip pat visai nemažus, bet vis tiek tai dažniausiai gaunasi šiek tiek pigiau ir greičiau. Svarbu, kad tai yra dar ir greitis šitoj vietoj. Taip, reiškia, reikėtų paminėti dar, kad ta kompanija, tas SPAC, iš tikrųjų, managementas, kuris daro tą visą SPAC IPO, jisai gali būti nusimatęs tik tai kryptį, taip, kryptį kokiam sektoriui, kokioje industrijoje nori investuoti, bet jokių būdų iš anksto jie nesako konkrečiai kokią kompaniją nori įsigyti. Dažnai galbūt jie dar nėra numatę tos kompanijos, kokią pirks, bet kartais aš taip manau, čia mano nuomonė, kad jie gal ir nusimatė, ką norėtų nusipirkti, bet jie nesako, sako tik tai maždaug kryptys, kokia šito SPAC bus IPO, kad investuotojai žinotų. Tarkim, jeigu ten investuotojas nori tik tai technologijų sektorių lysti, taip, investuoti ten, tai aišku, jisai nepirks bet kokio SPAC, taip, neinvestuos į bet kokį SPAC IPO, jisai norės žinoti, kad tas SPAC IPO jisai su technologijom susijęs bus, ar ne. Sakykime, kitas gal nori ten atsinaujinančią energetiką ar dar kažkur tai elektromobilius, tai žodžiu, kryptį nusako, bet nesako kokios įmonės. Jeigu pasakytų, kokia įmonė jau nusižiūrėta, jeigu būtų tas aišku prieš SPAC IPO, tai tas procesas IPO taptų ne SPAC IPO, o paprasto IPO. Daugiau dokumentacijos ir jau būtų taip, kad jau, sakykime, jau nebe SPAC IPO, o tiesiog pati kompanija vos neišeina IPO gautas. Taip, tai ten jau dėl to, kad nebūtų to sudėtingumo didesnio, yra būtent nutylima, netgi jeigu jau nusižiūrėta kompanija. Taip, tai šitoj vietoj tą norėjau paminėti. Vat. Keliavom dabar galbūt prie tokios schemos, kur šiek tiek aiškiau gal parodyta, kaip tai viskas veikia. Iš pradžių yra parent company. Tas parent company tai yra kažkokia įmonė, grupė žmonių dažniausiai, kurie puikiai šiaip turi gerą įvaizdį. Taip, jie sakykime, visi jo žino kaip specialistus tam tikros srities, taip, ir na, sakykime, jie gerai, ne tik, kad gerai atpažįstami, bet iš tikrųjų savo srities profesionalai žinomi, taip, jie sugalvoja sukurti tą SPAC, taip, tą kompaniją, parent company, taip, motininė kompanija, pradeda ruoštis tam SPAC IPO, taip, reiškia, visą dokumentaciją, dažniausiai ten dirba ir tie, kurie turi patirties, reiškia, toj parent company, arba jie turi kontaktus gerus, kas jiems padės, arba dirba pačioje kompanijoje, tie, kurie jau turi patirties apskritai su IPO ir žino, kaip tai viskas veikia. Taip, ir šitoj vietoj tai yra didelis pliusas, nes tas procesas dar pagreitėja ir, sakykime, nesukelia didelių problemų tai kompanijai, kuri kūrė tą SPAC IPO, taip, kad tas SPAC vadinama. Tai tada yra sukūriamas tas SPAC IPO, paduodami visi reikalingi dokumentai, sakykime, pasirenkamas underwriteris ir taip toliau, ir išeinama į IPO. Tada per tą IPO investuotojai susiinvestuoja į tą SPAC IPO ir tada, kai jau susiinvestuoja į tą SPAC IPO, kai išeina tas SPAC IPO, jisai pradeda ieškoti target company. Tai reiškia, ieško kompanijos, kurią galėtų investuoti. Taip, jeigu su ją susitarė, su ta kompanija, įvyksta tasai DESPAC vadinamas arba susijungimas, kurį truputėlį minėjau, ir, reiškia, tas SPAC IPO susijungia su ta kompanija. Nu, tarkim, buvo pas mus, kokį čia pavyzdį paimti,
ir Nikola, taip, sakykime, ir Nikola buvo SPAC IPO, taip, ir šitas Virgin Galactic, taip, DraftKings, taip, tų SPAC IPO tokių labai garsių paskutiniu metu išlindo, garsių ir anksčiau apie tas SPAC IPO nelabai kas ir šnekėjo. Sakykime, tai man pakankamai irgi naujo šiais metais, galiu pasakyti, yra, nes netgi IPO aš nelabai investuoju, ypač toj pradiniai faziai, asmeniškai aš, taip, nors čia labai daug populiarumo dabar irgi sulaukęs tas investavimas į IPO. Bet mano, sakykime, priekyba šiek tiek skiriasi. Tai šitoj vietoj tai galim paimti, vad sakau, kokį nors Virgin Galactic, Nikola kompanija gerai žinoma ir DraftKings. Tos trys kompanijas mes ir gal ir pasižiūrėsim tada grafiškai. Ir tarkim, kompanija, kuri buvo tas SPAC, tiksliau IPO, buvo prekiavosi biržoje, taip, prekiavosi biržoje po IPO, jos jau tuos akcijas išleistas galima pirkti, parduoti biržose. Tiesa, ne per visus tarpininkus, taip, jau iš po pačio SPAC IPO galima jau prekiauti biržoje tą IPO, bet jinai vis dar yra po tokių, kaip čia pasakyti, tikerių, kad čia dar tik tai SPAC, kad suprastume. Tai dažniausiai pavyzdys SPAC galėtų būti IPO, taip, IPO, koks nors ten IPO arba IPO ten koks nors .u ar panašiai. Žodžiu, tokie tikeriai, pagal tos tikerius galite atrasti, pas save, pas brokerius tos SPAC. Sakau, ne visi brokeriai gal ir leidžia dar kol kas prekiauti tais, ne pas visus gal rasite, bet aš manau, kad tas greitų metų bus pasiekiama pas daugelį brokerių ir tais SPACais galima bus laisvai prekiauti. Tai va, po to, kai susijungia tas SPAC IPO, koks jau ten pavadinimas bebūtų, su kažkokia kompanija, pavyzdžiui, SPCE, tai yra Virgin Galactic. Tai ir patampa tas, jie jau tampa vienu bendrų pavadinimu, taip, sakykime, viena bendra kompanija SPCE šitoje vietoje tada. Ir jau neberasite to IPO, ten ar aš rašiau taip, jau to tikerio, kaip ir nebebus, tai bus viena kompanija. Tai pamatysit, kaip tai atrodo po to, netgi galiu dabar parodyti dėl įdomumo, tuoj sekundėlę surasiu. Taip, va, tarkim, SPCE. Jeigu aš suspausiu tą SPCE, taip, Virgin Galactic, matote, kad ilgą laiką iš tikrųjų kompanija prekiavosi, atrodo, kad prekiavosi visiškai silpnai, jokių judėjimų ir taip toliau, tai iš tikrųjų čia buvo tasai SPAC-as. Dabar, kai susijungia grafikai, nesusijungia SPAC IPO su Virgin Galactic, tai gaunasi tas grafikas atspindi tą laikotarpį, nuo kada SPAC buvo įkurtas, kada buvo išleistas tas SPAC IPO, o realus išėjimas į biržą jau pačios, jau kai susijungia SPAC ir Virgin Galactic, jisai yra, man atrodo, va šičia. Jo. 25 spalio 25 19 metų. Tai va, prašau. Šitoj vietoje išėjo IPO jau tas normalus susijungimo ir iš karto atsirado volatilumas ir dideli judėjimai. Ypač vakar. Gražus judėjimas. Status gerai. Tai va taip maždaug atrodo, o iš tikrųjų pats tas SPAC IPO jis prekiavosi ir iki susijungimo. Sakykime, jeigu kalbėti apie pavadinimą, atradau, tai to SPAC-o pavadinimas buvo, kurio jau neberasite, kuris susijungia su Virgin Galactic, tai buvo IPOA. IPOA vadinasi tasai, taip, tikeris toks buvo ir galima buvo jį surasti.
šitoj vietoj. Aš jums parodysiu, pavyzdžiui, vieną kokį kitą pavadinimą dabar esančių biržoje išėjusių SPAC IPO, kurie dar nieko nenusipirko, kad galėtumėt pamatyti patys, pačiupinėti irgi atsidaryti grafikus. Taip, ir dar pažiūrėsim kokią Nikolą su DraftKingais su jumis. Ok, tai šitaip. Dabar keliavam tada truputėlį toliau. Taip, dabar yra irgi toks dalykas, kad yra balsuojama dar. Yra balsuojama, kai atrandama kompanija, išeina SPAC IPO, taip, yra balsuojama kokiegi, atrinkus kažkokią kompaniją potencialią, investuotojai balsuoja, ar tai jų nuomonė tinkamas įsigijimas ar ne. Jeigu subalsuojama, kad tinkamas, tai vyksta tas susijungimas ir viskas tvarkoj, birža jau prekiaujasi tokia susijungusi kompanija. Kitas dalykas, jeigu nesutinka, taip, jeigu investuotojams nepatinka atsirinkta kompanija, galimi du variantai. Arba pinigai pasilieka kompanijai, nes tie pinigai po SPAC IPO, nepaminėjau, jie laikomi tiesiog sąskaitoj atskiroj ir jie šiaip nėra naudojami. Netgi tie IPO įkūrėjai, ta parent company, tie menedžeriai, kurie sugalvojo sukurti tą SPAC-ą, jie negauna atlygio, kol nevyksta realus įsigijimas. Taip kad šitoj vietoj labai svarbu tą paminėti, jie gauna ten apie 20% nuo viso SPAC, apie 20% nuosavybės viso SPAC-o, dėl to, kad jie negauna jokių fees ir kažką gaus tik tai tada, kai bus įsigijimas. Jeigu nebus, tai nieko jie ten ir negauna iš esmės. Aišku, ten iš tų pinigų IPO kažkokie kaštai yra padengiami, bendri kaštai, bet didesnė dalis, apie 98% guli trusto sąskaitoje ir viskas. Taip, trust account. Tai va, ir sakykime, jeigu, grįžkim prie to, jeigu subalsuojama prieš įsigijimą, tai kompanija, reiškia, ir nusprendžiama ieškoti kitos kompanijos, tai pinigai toliau guli truste ir vykdomas vėl tas procesas iš naujo ir vėl balsuojama arba patvirtinima arba ne. Bet jeigu, sakykime, per 24 mėnesius to įsigijimo neįvyksta, SPAC-as bet kokiu atveju yra likviduojamas. Čia yra tokia savybė. Reiškia, jeigu neįvyksta jokių įsigijimų, 24 mėnesiai duota tam, arba kitaip sakant, 2 metai, kad kažkas būtų įsigyta. Jeigu nieko neįvyksta, pinigai grąžinami investuotojams, likvidavimas vyksta ir tiek. Taip, tą likvidavimą gali nuspręsti patys tie vadovai investuotojai, jeigu mato, kad, tarkim, nesiseka nieko atrasti, gali būti likviduota ir anksčiau, jeigu toks poreikis yra ir matosi, kad nieko čia neišdegs su tuo SPAC-u. Tai va, tai maždaug toksai trumpas, paaiškinimas, kai taip dirba. Dažniausiai dar reikėtų apie kainas pašnekėti. SPAC IPO dažniausiai išeina apie $10 prekiautis, taip, apie $10 ir kartais gali būti ten 11, 50, ten gali būti ir 9, $8, bet šiaip dažniausiai viena akcija $10. Tas pirminis siūlymas SPAC-o vyksta ir kaip tą galėsit pamatyti, tą jau matėt SPCE, Virgin Galactic, mes dar grįšim, tada parodysiu, atkreipsiu dėmesį ir kitose tas pats, pamatysite tą patį situaciją apie $10. Ir jeigu ten norima susirinkti, sakykime, milijardą, tai reikia išleisti ten atitinkamai 100 milijonų akcijų, ar ne? Jo, 100 milijonų akcijų ir tada po $10 jas parduoti. Išpardavus visas tas 100 milijonų akcijų, susirenkamas tas milijardas, kuris keliauja, didžioji jo dalis keliauja į tą trust accountą, kur ir laukia, kol bus kažkas įsigyta. Taip? Tai reiškia, tie pinigai grinai surinkami iš anksto iš investuotojų, dar nežinant tiksliai, kokia kompanija bus nupirkta, tik tai nusakant kažkokią kryptį ir pasitikint iš tikrųjų tais menedžeriais, ta vadovybė, kuri yra parent company, kurie, sakau, turi turėti labai, būti labai žinomi ir iš tikrųjų pasiekia daug būti, kad jais pasitikėtų apskritai, kaip tu dedi, dar pinigus investuoja, dar nežinodamas į ką investuoja. Ok, čia tas pats beveik
ta prasme schema kitaip nubraižyta, bet esmė ta pati, nes yra dar ir reikia tartis su ta kompanija, kuri nusižiūrėjai, kurią nusipirkti nori, taip, tarkim, surandamas targetas, tai ne tik, kad iš pradžių prabalsuojama norima ar nenorima pirkti iš investuotojų pusės, o dar ir ar pati kompanija nori parsiduoti. Tai čia tokia dar geras papildomas momentas pažymėtas. Ir čia yra tas, sakykime, timeline'as. Taip, kiek kas vyksta, pavyzdžiui, palyginti su įprasto IPO. Bet čia padaryta taip, kad parodyta visi 24 mėnesiai, kurie yra, čia iki čia 24 mėnesiai, kurie yra po IPO, po SPAC IPO. Reiškia, ir viskas išskirstyta taip plius minus 19 mėnesių maždaug. Tas vyksta, reiškia, ieškomas targetas, ten, reiškia, investuotojai balsuoja, su išsirinkta kompanija tenais viskas irgi derinam, ar jinai parsiduos ar neparsiduos, už kiek ir kaip ten viskas įvyks ir taip toliau. 5 mėnesiai padaryti tą DSPAC susijungimą ir išeiti, aišku, jau normaliai prekiautis biržoje. Tai šitoj vietoj maždaug taip, bet reikia turėti omeny, kad jeigu jie greitai suranda tą targetą, greit susitarė viskas, tai tas įsigijimas ir tas 24 mėnesiai gali būti drąsiai trumpesnių laikotarpių, nes būtent tie 24 mėnesiai yra apskritai, per kurį laiką jie turi įsigyti būtinai kažką tas SPAC, kad jo nereikėtų likviduoti. Tai čia taip preliminariai ištemptas visas procesas ir daugiau, matote, skirta laiko teoriškai paieškoms ir kompanijos, reiškia, sutarčių visokiams pasirašymams ir susitarimų ir taip toliau, balsavimų ir taip toliau. Ne pats procesas dokumentinis, kaip ten su paprasto IPO yra, kad daug dokumentacijos, roadshow ir taip toliau, čia jau to nėra. Čia reikia susitarti ir taip toliau, ir tas gali vykti tikrai greičiau negu per 24 mėnesius. Pats IPO, SPAC IPO, jisai kažkur per 8 savaitės vyksta, taip pat greičiau ir pigiau negu įprastas IPO. Taip, bet aš jau tą kaip ir minėjau. Tai nežinau, kad čia dar pamiršau. Taip, dar tie investuotojai, kurie susinvestuoja į tą SPAC IPO, gauna galimybę įsigyti dar varantus, tokius varants, kurie tie garantai, turbūt lietuviškai warrants, angliškai, tai žodžiu jie gauna fractional warrants, taip, už kuriuos po to gali įsigyti iš anksto nustatytą kainą akcijas, tos po jau susijungimo. Taip, tai tarkime, paimkim tą patį pasižiūrėjimui SPC kaip pavyzdį, ar ne? Tai sakykime, gavus tos varantus, tai investuotojai, kai birža, kai jau vyksta susijungimas ir jau prekiaujasi nebe SPAC biržoje, o jau tiesiog normali kompanija, taip kaip čia SPC arba Virgin Galactic, tai po 30 dienų aktyvuojasi galimybė pasinaudoti tais varantais. Tai kas tai yra? Panašu šiek tiek į aukcioną, bet tas varantas, reiškia, jeigu išėjo po susijungimo šitą SPC prekiautis biržoj aplink $10, taip, tai varantas gali būti, pavyzdžiui, 11,50. Galimybė nusipirkti po 30 dienų ir tas neapriboja, gali ir vėliau nusipirkti, nebūtinai lygiai po 30 dienų, bet 31 dienų tu negali nieko su to varantu daryti, o po 30 dienų gali jau pradėti jo pasinaudoti, jeigu matai, kad apsimoka. Tai yra, kas tada įvyksta, tai tu turi galimybę nusipirkti, jeigu tokia kaina varantė nustatyta, reiškia atitinkamą kiekį akcijų, už tokią kainą. Ir nesvarbu, kokia kaina yra tuo metu. Gal kaina tada yra $38, taip, Virgin Galactic akcijos, o tu turėdamas varantą gali nusipirkti iš tikrųjų kainuojančią dabar akciją 38, tu moki po 11,50 ir exercisini tos varantus, ar ne? Iš tikrųjų, aš nežinau, ar tie varantai priklauso tiems, kurie nupirko SPAC IPO po jo jau pasirodymo, kol jisai prekiaujasi kaip SPAC IPO dar.
ar tik tai tie gauna varantus investuotojai, kurie investavo iš anksto į tą SPAC IPO, kai vat, įprastas IPO išeina irgi, gali pirkti biržoje, po pasirodymo biržoje IPO, o gali nusipirkti dar prieš pasirodant. Taip. Tai šitoj vietoj aš šito momento nelabai radau, kur aprašyto, kurie investuotojai konkrečiai gauna tos varantus. Šitą reikėtų dar pasidomėti, gal iš jūsų, kas žiūrite video, gal jūs žinot kas nors, nes aš pats apskritai tos IPO neinvestuoju, tai, sakykime, per daug ir tokių momentų gal kartais man trūksta žinių. Per daug nežinau, negaliu kartais atsakyti va tokius smulkius momentus, bet pakankamai svarbius. Taip, jie tokie ne ant paviršiaus guli, bet jie svarbus, va tas varantas kam priklausys, ar ne? Tai gal jūs man pasufleruosit, padėsit, nes aš tokios informacijos konkrečiai kažkaip neradau. Tai va. Taip pat, aišku, varantus turi ir tą parent company. Taip, reiškia, tie menedžeriai, kurie viską tą darė, jie taip pat turi varantus, jie netgi turi kitokius varantus. Tie, kurie turi, kiek teko skaityti, tai tie privatus investuotojai, kurie pirko tą IPO, jie turi galimybę tik už kešą, taip, turi sumokėti kešą už tą varantą, jeigu 11,50 strike kaina varanto, tai tiek ir sumokė, o tie jau galima sakyti, iniciatoriai tos SPAC, ta parent company ir tie menedžeriai, jie turi tenais tokias gudresnius tos varantus, kurie ne visai ten turi tą visą kešą paduoti už tą varantą. Nu, bet ten irgi čia reikėtų daugiau pasiaiškinti, nes jau į tokius smulkmenas nelabai dar įsigilinau, nes ne taip ir daug tokios aiškiai pateiktos informacijos šiaip yra internete, bet gal irgi jūs galėsit man pasufleruoti su tais varantais, tai būtų labai puiku. Taip, na ir dar prieš einant dar prie grafikų pasižiūrėti kitas akcijas, kurios per SPAC IPO pateko į biržą ir atskirus SPAC IPO dabar besipirkiančius biržai, tai dabar galim pasižiūrėti tiesiog statistiką, kaip nuo 2009 metų auga tas skaičius SPAC IPO ir 2009 metais tik tai vienas buvo, taip, o 2020 dar, nu jau į pabaigą, bet dar nepasibaigė metai, jau turime 108. Taip, SPAC IPO. Ta linija oranžinio, tokia geltona labiau, jinai rodo, kiek vidutiniškai SPAC IPO susirenka milijonų per tą patį IPO, per SPAC IPO, taip. Tai artėja prie 400 milijonų vidutiniškai, bet yra kas ir milijardą susirenka, yra kas ir ten 100 milijonų susirenka, tai čia vidurkis rodomas. Tai, bet tas vidurkis irgi, atkreipkite dėmesį, jisai pakankamai stačiai auga. Tai va. Yra kalbų, kad apskritai tas SPAC IPO pakeis standartinis IPO, nes Bill Ackman ir labai daug kitų investuotojų, netgi žvaigždžių ten prisideda prie tų SPACų vadinamų, taip. Tarkim, Jay-Z, ten kažkokia Kalifornijoje ar kur buvo kuriamas SPAC IPO ten kanapių auginimo, į kanapių auginimą, kuris yra nukreiptas, žodžiu, tai Jay-Z ten prisijungė, atrašė visai neseniai, žodžiu, ir žvaigždės, ir žinomi investuotojai jungiasi, kūrė savo tos SPACus ir tokiu būdu supaprastintų šiek tiek lengvesnių eina link įdomių įmonių įsigijimo ir jau kaip ir padeda toms įdomioms įmonėms išeiti viešai prekybai, finansuoti savo procesus būtent per tą SPAC IPO, ne paprastą IPO. Tai va, nežinau, bus klausimų, galite užduoti komentaruose, dar bandysiu atsakyti, jeigu kažkur neaiškiai kažką paaiškinau. Dabar galim pasižvalgyti po grafikus dar. Taip, tai va čia SPC, jeigu atkreipsi dėmesį į kainą, apie $10 tasai, reiškia, Virgin Galactic atrodo, kad kainavo iki susijungimo, ten iš tikrųjų tasai IPO atrodo, taip, jis kainavo būtent tas SPAC IPO $10, taip, po to kainos stipriai keitėsi. Dabar galima užmesti akį, pavyzdžiui, į Nikolą,
irgi lygiai tas pats. Taip, SPAC, reiškia, Nikola išėjo, jau susijungė su SPAC'u ir išėjo prekiautis kaip Nikola kovo 3, taip atrodo, pagal mane. Čia reikėtų pasitikrinti, bet aš žiūriu, kad pagal grafiką prasidėjo volatilumas tik čia, o iki tol kaina buvo apie 10.50, taip, 10.50, kažkas tokio. O ilgą laiką, taip, tai SPAC'as buvo sukurtas jau dar 19 metais vasarą, o įsigijimas, susijungimas tas įvyko tik tai kovo 2020 metų ir, prašau, turime mes Nikolą. Taip, taip pat DraftKings, tokia viena iš žinomesnių irgi. Čia jau greitai, žiūrėkit, kaip trumpai praegzistavo tas, kaip trumpai praegzistavo tas SPAC, taip, sukurtas jisai rugpjūtį 19 metų ir jau 20 metų pačioj pradžioj, arba netgi ne pradžioj, o 19 metų pabaigoj, gruodžio 24 ar 23 buvo tasai susijungimas. Tos SPAC, kuris buvo įkurtas, ir DraftKings kompanijos, ir po to žiūrėkim, ką mes turim, įspūdingas prieaugis. Ir kaip minėjau, uždirba daugiausiai tie, kurie pirmieji investavo į tą SPAC-ą, ir gaunasi taip, kad jie dar turi tos warrants, taip, sakau, reikėtų išsiaiškinti warrants, tie priklausys jums, jeigu pirksit va čia, va, ar va čia, va, kai jau yra IPO išleistas ar ne, šitą momentą reikėtų pasiaiškinti, bet iš esmės ne tik, kad iš turimų akcijų prieaugio galite užsidirbti, o iš esmės galite užsidirbti ir iš tų varantų, nes kainai pakilus, jūs galite jį exercisinti už kažkokią dar labai žemą kainą. Kaina realiai jau ten 35 ar ten 40, o jūs turite galimybę įsigyti DraftKingus po 11.50, po $12, exercisinat juos, sumokat už varantus, kiek ten turėjo kainuoti, ir gaunat atitinkamai akcijas. Ir jūs jau gaunat su pliusu geru tas akcijas, tai tie įkūrėjai, tie parent company, tie menedžeriai, jie iš to daugiausiai ir uždirba. Čia labai geras pelnas. Jie turi iki 20% visos SPAC IPO išleistų akcijų vienetų, taip, ir jie, jeigu sėkmingai ypač išeina tas SPAC IPO, jie labai gerai uždirba. Tai dėl to ir tas populiarumas tų SPAC-ų auga, ir dideli žmonės iš investavimo pasaulio, ir iš pramogų pasaulio, ir iš visur pradeda lysti, norėti dalyvauti tose SPAC-ose, nes žino, kokia grąža jau gali potencialiai laukti, kuri yra tikrai didesnė už vidutinę. Dažnai ypač pasižiūrėjusi tokias, kaip mes pasižiūrėjom įmonės, kaip Virgin Galactic, kaip Nikola vienu metu buvo, dabar aišku jau nupigusi, arba kaip DraftKings. Tokių vienaragių kaip šitos įmonės, kurias mes pažiūrėjom, jų nėra labai daug. Šiaip labai daug, istorija kol kas SPAC IPO nėra labai tokia šviesi, daug daugiau nepasisekė SPAC IPO, ir buvo įsigytos kompanijos, kurios iš tikrųjų iki šiol nieko gero nerodo, kurios jau užpraeitais metais, tai statistiškai iš tikrųjų, jeigu atmesti tas sėkmingiausias šiais praeitais metais SPAC IPO kompanijas, taip, kurios įsigijos ir sėkmingai pasirodė jų įsigijusios kompanijos biržoje, taip, tai jeigu ten kokį top 5 ar top 7 tų kompanijų atimti, tai bendrai ten jokio pelno nėra. Jeigu im paskutinius 2 metus, ten netgi man atrodo, skaičiau, kad minus 13,5% bendrai grąža, bet tų, sakykime, didžiųjų vardų, kuriems pasisekė. O jeigu pridėti šitos vardus, kuriems pasisekė, ir per tos 2 metus bendras pliusas yra iš tų SPAC IPO, grąža būtų pliusinė, jeigu kiekvieną SPAC IPO būtume pirkę, būtų pliusinė, bet tik tai tos kelios kompanijos topinės, jos ir išneša viską kol kas į pliusą. Bet kryptis yra, įdomi kryptis, įdomus naujas instrumentas, dar gal truputėlį iki galo 100% neišsiaiškinęs, bet jeigu kažką įdomaus sužinosiu, tai būtinai dar ir pasidalinsiu. Tai paskutinis dalykas, ką aš norėjau čia parodyti dar, tai yra pavyzdys, pavyzdžiui, kokios nors
įmonės, tiksliau kokią nors SPAC IPO, kuris dabar prekiaujasi biržoje. Taip, tuoj pasižiūrim, galim kažką atrinkti. Taip, yra pavyzdžiui ipof.u. Va. ipof.u. Ir čia yra, taip, kaip vadinasi teisingai, The Social Capital Head-Sophia Family. Taip. Ir šitą aš pasiaiškinau, kur va šitas va, jų kaina matote $10.90, jų IPO buvo, SPAC IPO buvo po 10.25, kaip matau. Nu, keičiasi šiek tiek kaina jau dabar, biržoje yra. Ir aš šiek tiek bandžiau pasiaiškinti, ką jie užsiema, kokia kryptimi keliauja. Tai išsiaiškinau tarsi, kad jie bando investuoti, žiūrėti į technologijos industriją. Taip. Tai va, sunku pakankamai būna surasti informacijos, įmanoma, bet nėra taip lengva. Mačiau, kad yra, pavyzdžiui, NYSE arba Nasdaq'e, žiūrint per kokią biržą tas SPAC IPO išeina, iš esmės būna informacijos ir ten, bet taip, kad būtų prigrūsta apie tą SPAC IPO informacijos, kad žinotum tą kryptį, tai reikia kartais biškį pasigūglinti. Sakykime, šitą IPO, kurį aš dabar atradau, tai jisai SPAC IPO, tai jisai prekiaujasi NYSE. Taip, vadinasi NYSE ipof.u ir orientuojasi realiai, kaip ir sakiau, į technologijų industriją. Yra grafikas ir taip toliau. Galima ir daugiau atrasti iš tikrųjų tų IPO visokių, tarkim, galit, iš tikrųjų, kam bus įdomu, aš gal tiesiog sumesiu nuorodas, keletą nuorodų po video ir galėsite pasižiūrėti, paspausite tas nuorodas ir nukelsius į puslapius, kur yra tiek informacijos daugiau apie SPAC, tiek yra dabartinių tų jau išėjusių pasiekiamų SPAC IPO biržose. Ir dar galite pasigūglinti taip pat patys, arba aš gal irgi nuorodą įdėsiu, yra jau ir kalendoriai visokie, kada koks SPAC IPO išeina ir taip toliau. Tai jau atsiranda daugiau ir daugiau informacijos, mačiau, kad yra tam tikri kalendoriai, yra sąrašai visai neseniai išėjusių SPAC IPO, tai aš pabandysiu keletą nuorodų įdėti po šito video, kad jums būtų paprasčiau pasidomėti ir susirasti. Gerai, tai jau užtrukau šiek tiek čia su šito video, bet tikiuosi įnešiau aiškumo. Tai šį kartą tiek, ačiū uždėmesį ir iki kitų kartų.